Ir choras Kristalė ir dar 2-3 netyčia atklydę kretingiškiai šiandien jau džiugu, todėl kad mūsų vis daugėja ir daugėja. Ir kaip klebonas šįryt mišiose sakė, jau ir bažnyčia pilnėja ir pildosi, ar ne šią dieną. Tai nepatingime susiplanuoti to ryto ir atsikeliame sausio 1-ąją šiek tiek anksčiau negu kad įprasta arba norėtųsi. Kviesdamas savo šaulius į šią ceremoniją, aš jiems priminiau, kad šį paminklą 1928-aisiais atkūrė būtent Kretingos šaulių kuopos šauliai. Šitas paminklas sovietmečiu buvo naikintas, pradangintas, po to vėl atstatytas, atkurtas. Šalia jo mes kiekvienais metais sausio 1-ąją susirenkame tam, kad pagerbtume Lietuvos trispalvę. Mūsų pagrindinį simbolį, kuris primena mums apie iškovotą laisvę ir ne tik apie iškovotą, bet ir apie laisvę, kurią kiekvieną dieną turime ginti. Ginti ne tik ginklu, kaip mes esam tai pasiruošę daryti, bet ir savo žiniomis, savo gebėjimais, savo gera valia, ryžtu ir dvasios stiprybę. Taip kaip mes padarėme ir šįryt, atsikėlėme ir atėjome čia į Rotušės aikštę.